vadinasi, netgi sukūrėme mes tokį skyrių savo savivaldybę, idėjų skyrius, vadinasi, kuris greitų metų įsikurs savivaldybės apačioje. Bus tokia kaip ir neformali lounge zona su kava, kur bus galima tiesiog ateiti ir įsakyti savo idėją miestui. Tai reiškia, turiu idėją, apčiuopiamą, aišku, ne tai, kad noriu gyventi gražiau, bet gerai konkrečią, pavyzdžiui, vystam kokį tai projektą bendruomenės, tarkim, Antakalnį ar dar kur nors ir atnešti kaip ir pradžią projekto. Ir jeigu savivaldybė galėtų kažkom tai prisidėti, mes mielai ir priimtame. Kol kas, aišku, tos idėjas plaukia šiek tiek internetu ir mes visada pasikviečiam žmonės vėliau, kurias tas idėjas atsiuntė ir pabendravom. O vėlgi netolimoje ateityje bus galima tą padaryti tiesiog savivaldybės apačioje. Bet aišku, vien miesto savivaldybė čia viena nėra pajėgi viso to iškelti ir suvienyti viso to potencialo. Tam iš tikrųjų reikia tik ir verslo prisidėjimo, tiek pačių žmonių iniciatyvos ir be abejo, kuo daugiau tokių renginių, kaip kad ir Pixel Fest, ir mes jau matome irgi labai aktyvus pas mus ir startupų bendruomenės ir įvairios kitos bendruomenės, kas susiję tiek su technologijom, tiek ir su kitais progresyviais dalykais. Tai tas džiugina, tai reikėtų tikrai susivienyti ir bendradarbiauti. Aš tai paraginsiu dar Vilniečius čia ant dangoraižio stogo užsiropščiusius, pasiūlykit savo idėjų. Jeigu esat kūrybingi Vilniečiai, o tokie esate iš tikrųjų, kas šaus į galvą, sakykite dar čia šitoj diskusijoje. Taip, ponė Neriau. Aš tai taip labai nedramatizuočiau, kas čia kaltas, ar čia kas čia dėl ko nesivysto. Man atrodo, tai viskas puikiai juda į priekį, mes matėm, girdėjom tiek inovatyvių projektų iš Vilniaus savivaldybės pusės. Prasme, verslo įmonės daro, startupai ir taip toliau, viskas čia juda, tokios įdomios konferencijos vyksta, viskas yra labai gerai. Bendru atveju, ko trūksta visuomeniai ir tai visą laiką yra iniciatyva ir pastangos. Tai čia, čia apie tai tiesiog turim kalbėti, bet man atrodo, tie žmonės, tos įmonės, kurie tą iniciatyvą rodys, jie dieks, darys veiksmus, jos bus sėkmingos ir jos bus pavyzdys visiems kitiems. Ir viskas čia gerai. Čia, tarsi vis Lietuvoje kartais čia pradedam sakyti, kas kaltas, kas kažko nepadarė. Čia, nubausi, valdžia kalta. Kodėl taip yra, ar nereikalinga kita partija, tai kuri mums tikrai kažką jau užtikrins, padarys. Ne, gerbėjai, niekas nieko nepadarys, mes patys padarys. Šitoje vietoje man šoriai gavo prisiminimas, kad Vilnius neseniai tapo kinomis. Įkurtas yra Vilniuje kino centras ir klasteris ten visas įsikūręs žmonių. Galbūt, ir Teo, juk irgi galų galę susijusi, turi savo televiziją skaitmeninę, ar ne? Ir tas irgi yra viena iš paslaugų, ko Vilniečiams trūksta, nežinau. Kino su Vilniumi susijusio, nežinau. Ar čia irgi taip pat turim laukti tų iniciatyvų, ar, nežinau, verslas gali kažkaip tai prisidėti prie to, kad Vilnius taptų irgi be viso kito dar ir tokiu štai kino centru, kuriame būtų kūriamas. Filmai lietuviški, nelietuviški, nesvarbu, bet vyktų ta gyvybė. Mes kaip Teo tai labai džiaugiamės, jeigu yra kažkokio lokalaus lietuviško turinio, reiškia mes turim savo video nuomos paslaugą, kur yra apie 2000 įvairaus turinio vienetų, mes, reiškia, už tai, reiškia, dalyjamės, reiškia, pajamomis su tais ir ten yra eilė ir įvairių trumpametražinių filmų, kitų kūrėjų ir taip toliau. Tai, reiškia, tikrai viena tokia yra galbūt fundamentali problema Lietuvoje, kad ta prasme, legaliai žmonės turinio dar nėra įpratę žiūrėti, arba tas žiūrėjimas nėra toks didelis. Vėlgi tikimės, kad tai keisis ir tikrai negalime pasakyti, kad čia tas, reiškia, visi žmonės žiūri nelegaliai, yra daugybė žmonių, kurie žiūri legaliai ir susimoka ir tada tai kino kūrėjams tikrai yra už tai kompensuojama. Pavyzdžiui, reiškia, mes turėjome Tadas Blinda premjerą HD formatu
galą, video nuomos paslaugoj buvo be galo populiaru, reiškia. Tai mes idealiu atveju, aišku, būtumėm norėję, kad tai būtų rodoma tuo pačiu metu kaip ir kino teatruose. Tai dėl įvairių dalykų nėra, reiškia, taip įmanoma, bet mes rodėm po maždaug 3 mėnesių. Tikrai didžiulis pasisekimas ir daugybė žmonių žiūrėjo. Ir jeigu Vilniečiai nori daugiau lietuviško, kad ir vilnietiško kino, tai turi mažiau, reiškia, pūstis iš interneto filmus, o nuomotis legaliai. Gerai, tai tikėsimės, kad ir čia bus gerų žinių ir poslinkių. Aš dar papildysiu keletą tokių minčių, tai čia sakė, kiekvieną dalyką dėjom ir kviečiu ir jūs taip pat, kas šauna į galvą žiūrint į tą gražų vaizdą. Čia kažkur nesiniai teko žiūrėti, stebėti, kad jau kūriamas Google kompanija po truputį skaitmenina miestus. Ir, pavyzdžiui, aš noriu pasvajoti, kad galėčiau iš savo namų kompiuterio vaikščioti po Vilniaus senamiesčio bažnyčios, tarkime, iš įvairių perspektyvų, žiūrėti, kas yra istoriško, gal yra vietos, kurios labai įdomios, gal mes nežinom. Tai aš manau, kad galėtų būti toksai skaitmeninė istorinis Vilnius, reiškia, kur galima būti iš bet kurio pasaulio vietos žiūrėti. Tai tokia būtų kaip rūsina politika mūsų vilniečių. Bet kas liečia idėjas ir kaip jas generuoti, arba kaip naujas projektinės idėjas galvoti, tai čia gal viena iš idėjų, minėjote, kad vyksta puikiai Lietuvoje plėtojasi startup, weekendų ir kiti, reiškia, įdomus renginiai arba vadinkim konkursai. Tai aš tik tai galvoju, kad reiktų miksuoti truputėlį skirtingų sektorių žmonės, ir kadangi vis dėlto lietuviai, mano manymu, yra kūrybingi, labai kūrybingi žmonės ir tikrai niekių problemų nėra čia mums su tuo, gal pavyzdžiui kaimynai. Tai manau, kartais, kai kalbame apie IT įmonių, IT aplikacijų kūrimą arba IT idėjų dėliojimą arba iš jaunų žmonių, tie, kurie garažuose kažkas idėjas turite ar panašiai, tai taip pat manyčiau, kad tas idėjas verta jungti su kūrybinių industrijų įvairiais sektoriais ir manau, kad man teko daug matyti pavyzdžių ir Suomijoje ir kitose šiaurės šalyse, kaip IT sektorius, IT paslaugos, IT infrastruktūroje per projektus jungiamas įvairiais kūrybiniais dalykais. Tai čia turbūt fantaziją reikėtų daryti ir galvoti, ką galima iš to, bet galima dar daugiau idėjų sugeneruoti, ką daryti, kokių paslaugų mums reiktų, jeigu mes truputėlį bandytume labai įvairius žmonės įtraukti į konkursus ir bandyti išjudinti, kol dar turime labai daug studentų, Vilnius berods turi daug labai studentų, apie 30-40 tūkstančių, tai manau, kad daug neišnaudojam potencialų, su daug galimybių. Man kaip visą laiką, kiekviena problema, ar socialinė miesto, ar transporto, ar kitokia problema yra galimybė, projektinė galimybė. Ir manau, kad ją dažniausiai reiktų su kūrybinėm industrijom jungti, ieškoti sąsajų, ar tai būtų kalba apie dizainą tų paslaugų, ar tai būtų apie produktus naujoviškus, ar tai būtų apie, vadinkime, kažkokius meninius dalykus, ar tai būtų audiovizualiniai dalykai, tai manau, kad labai daug dalykų. Prisiminiau vieną vis dėlto situaciją, galbūt faktą, kuris rodo, kad irgi ne viskas taip čia Vilniuje gražu. Štai man ir čia, iš čia matosi Tauro kalnas ir tie rūmai ant Tauro kalno, ir paskui nuosekliai žemyn link Lukiškių aikštės ta nusileidžianti panorama. Iš tikrųjų, Vilnius jau daug metų mėgina kažką sukurti vietoj buvusio Lenino paminklo Lukiškių aikštėje. Buvo vienas po kito projektai, konkursai ir taip kūrybingi mes esam žmonės, bet kažkaip nepasisekė vis tokį projektą paruošti, kuris ko gero svarbiausia vis dėlto mieste, arba viena iš svarbiausių mieste erdvių paverstų modernė, šiuolaikinė ir taip pat ir praeitį su dabartim ir ateitim jungiančia vieta ir galbūt dar vienu traukos centru iš viso pasaulio, kad ne tik tai internetu galima būtų pamatyti, bet ir pasigrožėti, pasidomėti, atvažiuoti čia, kasgi čia naujo tokio yra sukurta, pastatyta. Kaip būtų galima galbūt išjudinti šitą štai mūsų laisvės kovų įamžinimo projektą, kad jisai galų gale irgi virstų, ne tik tai ta galimybė vis niekaip nerealizuojama, o galų gale mes turėtume tokį modernų kažkokį, nežinau, memorialą ar kažką panašaus
čia, ko niekaip negalim sukurti. Ar reikia pasinaudoti kokiom nors visuomenės telkimo dar idėjom, ar tom technologijom, kurios iš idėjų gausos kažkaip paskui iš jų galima distiliuoti kažką labai vertingo. Ne, jeigu esam kūrybiški Vilniečiai, kaip čia galim pasvajoti apie šito svarbaus projekto postumį? Čia galima iš tikrųjų įtraukti kuo daugiau visuomenės ir pasitelkti mūsų kūrybingų žmonės, kad jie teiktų tikrai savo idėjas ir savo pasiūlymus, kas ten turėtų ir galėtų būti. Paskutinį kartą visai smagiai ten ir net Džonas Lenonas atrodė. Visai buvo smagus pažiūrėjimas kitų kampų ir lyg ir priminė mums tą pačią problemą, kad Lukiškių aikštė tebestovi tuščia ir kad tikrai reikia galvoti, ką joje